Sveiki, su jumis GoForWay, o su manim šiandien Vismet Relaux RX 200W PC. Iš tiesų labai ilgai laukiau už tai būtent šito modo, kadangi jis galima sakyti tapo mano antra panele, galima taip pasakyti. Jo kaina yra iš tiesų labai maža, kaip tokiam galingam modui, netgi 200 W su temp kontrolu. Šitas modas yra, galima sakyti, dviejų kategorijų. Viena brangi kategorija, labai brangi, o kita pigesnė, kurią šiuo metu aš turiu. Pirma, ta pigesnė čia yra RX versija, štai čia pas mane rankoje. Kita yra su DNA čipu versija. Ta su DNA čipu yra maždaug 100 eurų brangesnė negu šita mano. Šiaip modas yra labai patogus rankoje, labai man faina jį laikyti, labai faina traukti tanką su juo. Aišku, turi vieną tokį minusiuką, aišku, dar turi porą minusiukų, bet vienas iš tų didžiausių minusų tai yra tas, kad jis daug sveria, kad nelabai gražiai guli kišeniai. Norite nešioti, reikia dėti arba kažkokią tai sumačką, arba tašę, arba dar kažką, arba tai dėklą ant kaklo, vis tiek bus biškai sunkoka. Nes sveria su pripildytų tankų, su 3 baterijom, kurios čia telpa, kas pakalbėsim biškai vėliau, sveria netgi apie 430 gramų, tai kad yra iš tiesų sunkus modas, bet jeigu sunkus, reiškia galingas, bent jau man taip atrodo. Kągi tada apie viską šitą mes pakalbėkime apačioj, būtent ten, kur mes dabar einame. Kągi einam į apačią. Kągi pradėkim. Tai štai tokia pilka dėžutė, kuri neatspindi jokios mūsų spalvos. Matome mūsų patį modą, kaip jis čia gražiai atrodo. Taip pat matome Vismet, mūsų kompaniją, mūsų modelį, Relaux RX 200W, mūsų kompanijos logo. Toliau šitoj pusėje tas pats visas pavadinimas. Toliau mūsų kompanijos svetainė. Iš šitos pusės visokios specifikacijos, kas yra komplektacija, visokiausios scratch kodai ir taip pat kokia apsienė spalva. Mane šiuo metu yra balta, dar būna tik tais juoda, kurią galima pasirinkti prieš perkant. Tai kągi iš karto tada unboxinam mūsų šitą gražią dėžę ir pažiūrim, kas yra pačiam viduj. Štai taip gražiai iPhone'o būdu atidaro mūsų dėžutę ir guli mūsų pats grožis. Komplektacijų pas mus yra tik tais 2 dalykai, tai yra mūsų pats modas ir USB kabelis. Atėjo laikas žiūrėti biškį iš arčiau mūsų patį modą, ką jis turi ant veido, ką jis turi ant šiknos, okei. Kągi, pas mus priekiniai mūsų dalykai čia yra fire button, toliau minusas, pliusas, mūsų USB laidas, kuris yra ir pakrovimo, ir soft update, kas yra labai puiku. Štai matome iš tokių 2 spalvų, iš mėlynos galima sakyti, cyan spalvos ir baltos susideda. Toliau čia yra ventiliacijos angos, galima taip pasakyti. Iš kitos pusės yra tas pats. Iš apačios mes irgi matome dar biškį ventiliacinių angų, čia toliau yra mūsų versija. Kai matome štai čia ant mygtuko, matome J-Bo, čia yra tas, kuris padarė jom dizainą, ne šiaip savo. Tai kągi, galim sakyti, architektas štai šito modo. Toliau pas mus, kaip matome, čia yra specialios tokios kaip rankenėlės, angos, kad galima būtų ištraukti mūsų baterijas. Štai tokiu būdu traukiam ant savęs ir matome mūsų netgi 3 baterijas. Šiuo metu jau esu įdėjęs, o jeigu nežinote kaip dėti, čia viskas labai aišku. Matome štai čia pliusas, čia minusas. Apačioje išėmus irgi matome pliusą, minusą. Taip pat ir čia pliusą, minusą. Štai tokia rankenėlė. Galim būtų ištraukti lengviau mūsų baterijas. Kągi įdėkime mūsų baterijas vėl į vietą, kaip jos čia ir buvo. Čia minusukas, čia pliusukas, kai visą laiką nieko naujo. Vėl minusukas, pliusukas. Šitą virvutę padedame štai čia, kad būtų lengviau ištraukti ir mūsų kitą bateriją. Vėl minusukų į apačią, pliusukų į viršų. Ir štai taip gražiai darom mūsų back coverį. Mūsų baterijų coverį galima taip pasakyti. Šitas modas yra taip pat PC. Tai kągi, manau, dabar mes biškį apžiūrėjome, kaip jis atrodo iš kiekvienos pusės. Dabar apeikime mūsų patį ekraną, mūsų patį čipą ir mūsų patį meniu. Judame į artesnį vaizdą.
Dabar pakalbėkime apie mūsų patį ekraną ir ką mes čia matome. Matome mūsų bateriją čia iš kairio šono, biškį aukščiau mūsų ohmai, biškį žemiau mūsų voltai ir biškį dešiniau mūsų vatai. Šį modą galim pakelti nuo 1 iki 200 vatų. Jeigu netikit, galite pažiūrėti būtent dabar, ten nuo 1 iki 200. Štai užsikelia viskas labai gražiai, veikia irgi labai gerai, išbandžiau su visais skaitikliais. Pavyzdžiui, su IPv3 Align 200 ir čia 200 veikia viskas labai gerai. Kaip matome, čia iš dešinio šono irgi net tokie maži skaičiukai. Nuo 1 iki 9, ne jeigu 10 bus, tai jau persijungs į kitą mūsų didelį skaičių. Ok, toliau, kaip ir minėjau, čia yra taip pat TC funkcija. Kaip ją įjungti reikia? 1, 2, 3. Gerai, kai mes esame mūsų TC funkcijai, galima pakeisti nikelį, titaną arba stainless steelą. Kaip čia viskas veikia? 1, 2, 3, titanas, 1, 2, 3, mūsų stainless steelas. Gerai, šį modą galima pakelti iki 600 Fahrenheit, jeigu mes spausime vieną kartą į dešinę, persijungs į Celsius automatiškai, nieko daryti nereikia. Toliau vėl pakeliam iki 315 Celsius, vėl spaudžiam vieną kartelį prisuką ir vėl mes esame Fahrenheituose. Kaip dabar nustatyti prie mūsų TC modo, kad būtų daugiau vatų? Pavyzdžiui, norit rūkyti ant 80 vatų ir ant 400 Fahrenheit. Gerai, pakeliam iki 300 Fahrenheit, štai tokiu būdu. Spaudžiam mygtuką 4 kartus, 1, 2, 3, 4 ir mes matome mūsų vatus štai čia. Padidinam čia, pavyzdžiui, iki 80 vatų, barbiškai palaukiam porą sekundėlių ir mūsų modas grįžta atgal prie mūsų TC funkcijos. Kaip užlokint ohmus? Spaudžiame pliusiuką ir spaudžiame mūsų viršutinį mygtuką, fire button kitaip vadinama. Spaudžiam ir matome ohmai užsilokina, štai užsilokino, ok. Vėl spaudžiame čia ir mūsų modai unsilokins, galima taip pavadinti jos. Ok, dabar čia yra toks pat režimas kaip veikia VTC, pavyzdžiui, yra toks kaip stealth režimas. Jis reikalingas būtent tam, kad jūsų modas biškį lėčiau išsikraudinėtų, kadangi ekranas visą laiką veikia, tai reikalauja daug baterijos, o dabar mes įjungiam mūsų stealth režimą ir mes spaudžiame mygtuką. Modas skaitinasi, ne modas, o ekdilis skaitinasi, bet mūsų ekranas nieko nerodo. Kaip jį išjungs? Taip pat spaudžiame mūsų 2 mygtukus vienu metu ir matome stealth off. Ką dar sugeba būtent šitas čipas? Išjungus mūsų modą, spaudžiam 1, 2, 3, 4, 5 kartus, mes išjungiam mūsų modą, dabar spaudžiame pliusiuką ir minusiuką vienu metu ir ekranas apsiverčia aukštyn kojom. Štai. Spaudžiame vėl 2 mygtukus vienu laiku ir vėl jis štai mūsų normalioji pozicija, kaip mes čia viską matom. Ko man patinka labai šitas modas, kad jis laiko labai ilgai. Ko man nepatinka, kad jis labai ilgai kraunas. Norint pakrauti mūsų modą pilnai, mums prireiks netgi iki 11-12 valandų. Čia užtruks maždaug kol jūs miegat ir dar biškutėlį. Aišku, žiūrint kiek kas miega čia, aišku. Šis modas rodo voltus, rodo Fahrenheitus taip kaip reikia. Žiūrėjau ten su viskiausios voltometriais ir taip toliau, kad veikia viskas kaip ir turi būti, kaip rodo taip ir veikia. Norint naudoti būtent tokį 3 baterijų modą, jums tikrai prireiks 3 tokių pačių suporuotų baterijų. Ką reiškia, suprasti, kažkas iš jūsų nežino. Reiškia, jos pirktos naujos vienu metu, įdėtos naujos į mūsų modą irgi vienu metu, iškrautos vienu metu, pakrautos vienu metu. Reiškia, geriausia turėti, pavyzdžiui, 4 slotų pakrovėją, kad iškart jos iškraut ant mūsų modą ir iškart pakraut. Bet nebūtent turėti pakrovėją, kadangi šis modas sugeba krauti netgi pro mūsų USB, kas yra labai didelis pliusas, ko neturi IPv3 Li, pavyzdžiui, kas labai gaila. Kadangi šitą funkciją aš labai daug naudojos, būtent šito krovimu, išsikrauna modas, paimu powerbanką, prijungiu ir viskas normaliai kraunas ir man tai labai patinka. Gerai, manau, su funkcijom tiek, kaip ir minėjau, nikelis, titanas, stainless steelas, ko dar iš tiesų reikia. Daugiau nieko iš tiesų nereikia, kadangi tų modų tikrai užtenka. Titanas man nelabai patinka, nikelis labai biškį pahotspotina mūsų vatą, labai daug ten nekartų jau buvo ir pas jūs draugus mano buvo, kurie naudodavo nikelį. Taip pat stainless steelas dar nebandžiau, bet tikrai būtina norės pabandyti ir padarysiu tokį mažą, galima sakyti, vidosiką jam, ką jis gero moka. Kągi manau apie mūsų čipą, apie mūsų meniu, tiek mes pakalbėjom. Tai dabar tada grįžkime gal prie mano vaizdo, arba dar biškai apie jį pakalbėsim.
Šį modą laisvai galiu pavadinti savo antrą mamą, vos ne. Dėl ko? Nes jis apie viską absoliučiai perspėja, apie low battery, apie low atomizer, apie temp protection, apie check USB, apie battery check, apie weak battery. Viską, kas tik įmanoma, jis mus perspės jūs, tai kad nesipainiokit, kad ten kažkas sulūš arba dar kažkas. Čia yra iš tiesų modas būtent tiems, kas nori išgauti labai daug vatų iš savo modo, nori garinti ar daktyjus, bet paprastiems žmonėms, kurie vaikšto gatvėse, biškį pagarina kavinėse, nesiūlyčiau pirkti, kadangi jis nelabai patogus būtent kišeniai, bet kas dėl rankos, tai labai gerai laikos. Bet jiem nešiot reikia kažkokio tai atskiros tašės, kaip ir minėjau, arba dar kažko. Bet pagal ranką jis labai gerai guli ir labai gerai varo ir viskas taip toliau. Čia yra 22 mm, kaip matome, mūsų toks išgręžimas, kaip čia. Rodžia, ten biškį klausavę, kad tada viršus. Nes čia dabar uždėtas mutation ant tai ir netgi čia biškį yra vietos, tad TFV4 tikrai tilptų ir viskas būtų labai gražiai, nieko jis neišlipinėto iš šonų ir viskas būtų labai gražiai, va tai pagal liniją galima pasakyti. Kągi dar, kaip ir dar nežinau, kad paminėt, kad jeigu naudos kokius to Nautilus arba kokius to, nežinau, dar kažką, aerotankus, tikrai jo nepirkit. Nors jo kaina yra labai gera, bet jums tikrai nereikės. Paimk kokį Evika VTC mini ir viskas bus tikrai gerai. Dėl baterijų jis yra iš tiesų labai galingas, kadangi laiko ilgai, bet, žinokit, reikalauja biškį ir vietos. Šiaip jis man šiuo metu tapo mano favoritu, kadangi aš dabar ant jo garinu Mutation MT, padaręs čia tokį buildą, kuris ištempia netgi iki 100 vatų, tad man jis arti širdies. Tai, kad pabandyti iš tiesų verta, kadangi kaina jo yra iš tiesų labai maža, apie 45 eurai be baterijų, tad išbandyti tikrai verta, bet žiūrint kam. Manau tiek apie šitą modą, nedarysiu kaip jis garina, kadangi to būtent dabar nereikia, kadangi čia nekatiklis nuo modo dūmkiekis nelabai priklauso, kadangi mano buildas, mano taip, tai pas kiekvieną jis garins kitaip. O darysiu kaip jis varo, tik tais, kad turėsiu naujus skaitiklius. Kągi, manau, tiek pakalbėjome apie šitą Vismec Relaux RX 200 TC su tokiu ilgu pavadinimu. Manau, to užteks, to jums žinot. Ir man irgi to užtenka. Kągi, ačiū labai už peržiūrą, laikykit, subscribinkit šitą video, prašykit į PM dėl visokiausių naujų modų, kas galite man paskolinti, kadangi šis modas ne mano, aš nuo tokių draugų išsikeičiau, Vadas Liutauras, aš tau labai Liutaurai, esu tau labai dėkingas. Ok, manau štai tiek, kągi garinimas yra kaip vitaminai, nereikia per daug, bet tai yra sveika. Žmonės dalinkitės modais, būtent su manim, duosiu savo, duosit man savo apžvalgą, aš jums grąžinu atgal. Kągi, iki broliai, iki veiperiai, iki sesės ir taip toliau.